čia oro uostas. Iš Stambulo chebra atsivežė gerų daiktų ir stovi valandą jau. Ir štai aš pasikeičiau pinigėlių. Pasikeičiau $200. Tai va, ir pasijutau be galo pasakiškai turtingas. Va, pilnos kišenės, va, tokių va pokelių pinigų. Čia yra va $200. Va. Nu ką aš jums galiu pasakyti, šitų pinigų užteks pavalgyti, atsigerti ir su taksi pavažinėti. Tikiuosi. Bet, pavyzdžiui, $200 nešiot kišenė jau yra problematiška. Jeigu kažką reikia pirkti už, pavyzdžiui, $10,000, tai reikia eiti su karučiais. Nes 1000, aš kaip supratau, čia yra stambiausia kupiūra. Tai va. Nu ką, bandysime išleisti tuos pinigus. Laukite. Lauktuvių. Toks va Turgaus atrodo valgykla, kurią aš bandysiu valgyti šašlyką. Nu, jeigu nenumirsiu, grįšiu su lauktuvėmis. Čia va tiotka įspūdinga valgo. Nu, aš su jais prie vieno stalo. Socialinis bandymas. Ar gali lietuvis numirti nuo uzbekiško maisto? Apšnerkštame Turgaus užeigoje, karčiamoje. Taigi, gavau aš savo šašlyką. Nu, jie sakė, kad šašlykas. Ir kažkokios buzos dar va puodelį. Ir pusę lepioškos. Nu ką, bandysiu valgyti. Chebra sėdi. Mano bobutė baigė valgyti, aš prie kito stalo persėdau. Ir dėda. Tai va, aplinkui turgus, bijot kliučiom. Viskas. Pietus prasideda. Skanaus, Mariau. Ačiū, Mariau. Nu va jum ir rytietiškas turgus. Va, ir saldumynai, ir bandelės, ir skudurai. Ir jie pirmin atgal lakstantis. Va, bobutė su sukniam, dėdai su chalatais. Viskas čia pas juos vyksta. Policininkai vaikšto. Tos milicijos čia tai kaip šunų. Labai juokingai atrodo, kai mašina sustabdo. Sustabdo, jie šnekas ilgai, šneka. Paskui apsikeičia pinigais, paspaudžia ranką, apsikabina, patapšnoja per nugarą ir išvažiuoja. Ne taip kaip pas mus. Padėkit ant panelio 100 litrų. Ne, čia draugiškai. Gauna pinigų ir yra už tai dėkingi. Sako, jįžai, brat, da. Tai va, na, einam gilin į turgų. Žiūrėsim. Kas ten dedasi tam turguje. Gal kažkokių jums saldumynų nupirksiu. Jeigu nebaisu valgyt, va iš tokių tiotkų pirktų. Jos nosį krapštė matyt prieš darydamos tos saldumynus. O rankas ar po to plovė, tai aš garantuoti negaliu. Va, bobutės iš kažkokio vaikų vežimėlio. Traukia kažką tai, deda kažkuom tai ir valgo savo jie ramiai. Ir nesuka savo galvo. Va, toks va čia tas turgus. Čia obuoliai su kažkokiais tai vaisiais neaiškiais.
Kažkas kažką parduoda. Va. Tiotka keičia kažką tai. Veiksmas vyksta. Čia tuose vežimėliuose parduoda bobutės duoną. Bulkas. Ir visi eina, perka normaliai ir valgo. Jos pačios kepa kažkur tokiuose ąsočiuose, lipdo iš šono. Nu, matyt, matėt filmuose. Tokie ąsočiai dideliai įkasti į žemę, lipdo tas lipioškas prie, iškepa jos nukrenta. Tai va, pirkau, valgiau, skanu. O va, mes atėjom į plovo centrą. Va čia šituose katiluose verda plovą. O, katilai tokie nemaži. Bet pažiūrėsim. O, čia apačioj žarijos. O, viršuj man čia verda. Čia viskas suvalgyta. Čia viskas suvalgyta. Там есть еще плов, да? O čia dar sako yra. Va čia tie kiaušinukai kažkokiu putpeliu. А вот čia va пловас. А сколько берем? Тут сразу брать надо или заказать? Вот я туда? беру заказ уже, вы скажите. Ну давай по этому, поскольку. По порции одной Есть пока. такое мясо? Мясо баранина. О, это хорошо. А там вот что? Это конина, козы называется. Конина, козы. Вот это карта. Тоже конинный жир. Яйца перепелиные, куриные. Угу. А, так давайте. А это к плову идет, да? Козы. Козы порции есть. Если хотите добавлять это, добавим. А мы Если много не хотите, кушаем? нет. А? Хотим или нет? Не, мне кажется, надо салатик еще взять и плов, и чай. Ай, ну тогда без ничего. Две порции Вот в эти пиалки можно положить? Можно. Очень красиво. А где такие продают? Ну прямо у них и купи сразу, со всем пловом. Хорошо, тогда 2 порции, да, и чай, и салат. Посмотрим, какой есть. Чай зеленый с лимоном. Да. Ва, матят, той вальгиша. А тандыр у вас есть тандыр? Тандыры нет. Здесь потому что плов здесь только учак. Это вот учак. Вообще. Va, čia jie kepa duoną šituose tandyruose. Va šitas va, vaikinas ir kepa. Nu, tenai va, įdeda malkas, dega, lieka žarijos ir tada iš vidaus lipdo tas savo lepiauškas. Ir po to jos va čia va guli. O taip atrodo. Labai skanios, tarp kitko. Rekomenduoju visiems. Va, su visokiais dar погражденными. Что? Tai va. Va taip va ir kepa. Gal kažkada, kai keps, aš dar ateisiu. Paprašysiu, kad parodytų, kaip vidus atrodo.